Povilai, kokie būna pirmi metai mokykloje? Pirmi metai mokykloje gali būti nedrąsūs, bet jie vis tiek bus motyvuojantis. Egle, kas žino visus atsakymus mokykloje? Aš? Jeigu turit klausimų, kreipkitės. Reda, apie ką mokykloje kalba vaikai? Mokykloje vaikai kalba apie visus ir apie viską, todėl reikia būti atsargiems, nes tu kartais gali nežinoti, ar nori tiek daug žinoti. Ramunė, kokie būna pirmi metai mokykloje? Tai aš tai manau, kad jie būna visokie ir kiekvienam skirtingi, o man asmeniškai tai buvo patys fainiausi, geriausi metai. Tai nereiškia, kad jie buvo lengviausi, bet jie buvo pilni įvairiausių patirčių. Šiandien turiu maišą savo, kuriame yra 3 svarbiausios piliulės, kurių prireiks artėjančiais mokslo metais. Tai pirma yra vitaminai. Jis energijos reikės labai daug. Antras yra nuo galvos skausmo, nes pirmom dienom išėję iš mokyklos nesuprasit, kas dedas. Nei aplinkui, nei savyje, nei namie, bet tai bus labai gerai. Ir trečias, tai yra MMMsai, kurie jums padės išgyventi visiškus krešus po pamokų ir turėti dar daugiau energijos nueiti pas kitus vaikus. Tai gerų artėjančių naujųjų metų, bus smagu. Žygimantai, kas padeda pailsėti nuo darbo? Kartais neužmiršti ir pamiegoti. Ieva, ar mokytojai valgo ir miega? Visaip gali būti, bet šitas 2 veiklas į savo dienotvarkę būtinai įtraukti. Ir tokia šešėlinė metodinių grupių pusė yra ta, kad jums kaip pirmamečiams mokytojams tai bus vieta, kur galite išgirsti, liaudiškai sakant, daug pletkų. Tai nebūtinai jie turi būti blogi, bet tose grupėse, ypač pirmais mėnesiais, galėsite suprasti, o tai iš vis kaip veikia šita mokykla, kaip atrodo mūsų kolektyvas, kaip tarpusavėje bendrauja mokytojai, kaip jie rengia savo pamokas, galėsite ir apie save tada pareflektuoti. Ir norit, nenorit, įvairiausių peripetijų išgirsti metodinėse grupėse. Jana, kas tau padeda pailsėti nuo darbo? Žinoma, gamta, vaikščiojimas, tiesiog buvimas joje. Gamta iš tikrųjų įkvėpia mus naujiems darbams. Agne, kas padeda dirbant mokytojų pirmaisiais metais? Man pirmaisiais metais padėjo, žinoma, miegas, reikia jo nepamiršti. Tada mentorės pagalba ir koncentracija į darbą. Skirti laiką darbui ir skirti laiką poilsiui. Bei kas be ko renkuosi mokyti komandą. Tai Deimante, ką daryti, kai nežinai, ką daryti? Kai nežinai, ką daryti, manau, reikia sau pasakyti, kad vis viena kažkaip šita situacija praeis, išsispręs ir tiesiog ramiai kvėpti ir arba eiti į tą situaciją ir žiūrėti, kaip seksis, arba paprašyti pagalbos. Kristina, mokytojas ir valgo ir miega? Kiek man yra žinoma, mokytojai ir valgo ir miega. Kartais. Bent ne pirmais metais. Vainiau, kas žino visus atsakymus mokykloje? Tai vaikai žino. Labas, Vilija, tai kokį video žaidimą būtinai turi žinoti mokytojas? Yra 2. Minecraftas ir Among Us. Laura, ką daryti, kai nežinai, ką daryti? Toliau nežinoti, ką daryti. Simona, kas padeda pailsėti nuo darbo? Gamta. Kaip atrodo stilingas mokytojas? Stilingas mokytojas privalo rengtis patogiai, nes niekada nežinai, kur gali prireikti atsisėsti, atsigulti ar atsirasti. Milda, ką daryti, kai nieko nespėjai? Sustoti. Kai nieko nespėjai, turbūt yra geriausia sustoti ir susidėlioti prioritetinę tvarką darbus. Ir
Ir tada sustojus ir apsidėliojus gali suspėti labiau. Olga, kas padeda dirbant mokytojų pirmaisiais metais? Gera kava. Kristina, ar mokytojai valgo ir miega? Na, žinokit, reikia ir pavalgyti, ir pamiegoti. Tas yra labai svarbu. Ir ypatingai jeigu jau kažkas jums primena, tai paklausykit to priminimo. Nes pasiruošti pamoką yra svarbu, bet visada geriau yra netobula pamoka ir laimingas mokytojas, negu tobula pamoka, kurią veda nepailsėjęs, nepavalgęs ir nelaimingas mokytojas. Šiandien su jumis pasidalinsiu 3 dalykais, kurie turi atsirasti mokytojo kuprinėje. Tai visų pirma, visada kuprinėje turėkite užkandžių, nes dažnai vaikai labai prailgsta per pamokas ir jeigu jūsų pamoka vyksta per 4. pamoką, tai jie jau labai laukia pietų pertraukos. Antras dalykas, tai visada turėkite užrašams kažką, tai nes mokiniai dažnai neatsineša sąsiuvinio, tai reikės kažkur jiemgi pasižymėti jūsų pamoką. Ir trečias dalykas, tai turėkite su savimi savo gyvūno nuotrauką, nes pokalbiai apie gyvūnus labai suartina kartu su mokiniais. Tai tu turėjai normalų darbą ir dabar atėjai į mokyklą dirbti? O, Jėzau. Aš čia, žinai, pažiūrėjau, kiek tu ten tų pamokų turi, dar tau auklėjamąją klasę, taip maždaug primečiau, kiek tu uždirbi. Tiek? Ir tu dirbsi 2 metus? O, Jėzau. Ir tu dar ne mūsų mieste gyveni. O, Dieve, Dieve, kaip aš tave užjaučiu. Tai vat, tiek daug empatijos ir tiek daug užuojautos jūs galite sulaukti per lygiai 15 sekundžių arba 20 pietaudami valgykloj. Nes būna mokytojai pasižymi labai stipriu empatijos jausmu ir labai nori padėti naujam kolegai jaustis puikiai. Guste, apie ką kalba vaikai? Apie viską. Laurynai, kaip rengtis rugsėjo 1 dieną? Nuostabiom kojinėm. Svarbus dalykas, kurį reikėtų turėti mokytojo kuprinėje, yra pleistras. Nes tikrai kiekvieną dieną gali prireikti ką nors suklijuoti. Aš visada jo turiu. O kiti 2 labai svarbus dalykai, tai yra tokie, kuriems kuprinės nereikia. Tai yra šaltas protas, kad neoverreaktintume, kad ramiai sureaguotume į kiekvieną situaciją. Ir jautri širdis, kad išgirstume kiekvieną, kurį reikia išgirsti.